Kaip naudotis šia knyga? Geriausias būdas gauti iš šios knygos kuo daugiau naudos yra pradėti nuo pradžių ir išbandyti visus 365 metodus, po vieną kasdien. Dauguma metodų remiasi buvusiais, todėl patariu nesiblaškyti ir nešokinėti po knygą pirmyn atgal. Jeigu kiekvieną dieną išbandysite po naują metodą, šios knygos jums užteks visus metus. Kai pradėjau ją rašyti, mano tikslas buvo pateikti tiek skirtingų metodų, kad skaitytojai turėtų darbo visus metus ir metų pabaigoje, išbandę daugybę skirtingų būdų vibracijų dažniui pakelti, galėtų džiaugtis savo darbo vaisiais. O kai prasidės nauji metai, galėsite pradėti iš pradžių. Kiekvieną dieną susipažinkite su vis nauju vibracijų dažnio kėlimo būdu. Kai kada jums reikės padaryti konkretų darbą, o kai kada paprasčiausiai apsvarstyti naują idėją. Kai kurie energijos stiprinimo būdai jums bus lengvai įgyvendinami, o kitus bandysite atlikti keletą kartų per dieną, kol pajusite, kad pavyko. Jei iš pirmo karto pratimo nesiseks atlikti, kartokite jį, kol pavyks, bet nežiūrėkite į tai kaip į namų darbus. Noriu, kad mokymasis pakelti savo dažnį jums būtų maloni veikla, nes galiausiai tai suteiks jūsų gyvenimui džiaugsmo, laimės ir gausos. Kai kuriems jūsų gali atrodyti, kad esate pernelyg užsiėmę ir neturėsite laiko pratimams. Žinau, koks kupinas įtampos ir nesibaigiančių darbų gali būti gyvenimas. Per laikotarpį, kuriuo antrą kartą redagavau šią knygą, atšventėme padėkos dieną, kalėdas ir naujuosius metus. Visos šios šventės mūsų šeimai yra labai svarbios. Vienas mūsų vaikų sunkiai susirgo ir nedaug trūko, kad atsidurtų ligoninėje. Visa šeima sirgome gripu. Viena iš mūsų vokiečių aviganių atsivedė šuniukų ir niekaip negalėjo pagimdyti paskutiniojo, todėl teko skubiai vežti ją į veterinarijos kliniką atlikti Cezario pjūvį. Beje, būtinai noriu pasakyti, kad Čeisvido veterinarijos klinika yra geriausia pasaulyje gyvūnų ligoninė, kurie dirba labai rūpestingi gydytojai. Dėkoju gydytojai Marijai. Be to, mama per arti nukando vieno šuniuko bambagyslę, tad šis vos nemirė. Slaugiau jį, kol atsigavo, o kai atrodė, kad jau viskas gerai, mama užgulė šuniuką ir šis užduso. Šis įvykis labai sukrėtė ir vaikus, ir mane. Kartais, nepaisant visų mūsų pastangų, mūsų troškimams tiesiog nelemta išsipildyti. Kai tai suvokiame, ateina susitaikymas, o susitaikymas pakelia vibracijų dažnį. Vis dėlto labai sunku paaiškinti mažam vaikui, kas yra mirtis. Visą šią nesėkmių grandinę vainikavo mano pačios liga. Jei sugebėjau mokyti jūs pakelti savo vibracijų dažnį, kai mano gyvenime vyko visi šie dalykai, jūs tikrai rasite šiek tiek laiko darbui su energija. Sunku kiekvieną dieną visur suspėti, įvykdyti visas pareigas, atlikti visus darbus, bet jūs galite tai padaryti. Paprasčiausiai kartkarčiais pavokite kelias akimirkas savo. Palaukite, kol užmigs vaikai, nueikite truputį vėliau miegoti arba šiek tiek anksčiau atsikelkite. Atlikite vizualizavimo pratimus važiuodami į darbą arba namo. Vienu metu galite galvoti ir vairuoti. Svarbiausia, nepraraskite dėmesingumo ir neužsimerkite. Užuot gaminę vakarienę, vieną dieną užsisakykite maisto į namus ir laisvą laiką skirkite pratimams atlikti. Jeigu jums tikrai svarbu žengti į priekį dvasiniu keliu, dvasiškai tobulėti, sustiprinti asmeninės vibracijas ir jeigu tam jau atėjo laikas, tikrai rasite laisvą minutę, nes jums to reikės. Lengviausias būdas pakelti savo dažnį yra praktikuotis. Kasdieną stenkitės kuo dažniau pozityviai mąstyti.
Jeigu sugebate įnešti pozityvumo į visas savo gyvenimo sritis, žinokite, kad žengiate tiesiu keliu į aukštesnį dažnį. Taip pat patariu rašyti dienoraštį, kad būtų lengviau sekti savo pasiekimus ir pastebėti, kurioms sritims reikia skirti daugiau dėmesio. Kai atrodys, kad gyvenimas kiekviename posūkyje meta jums iššūkį, šioje knygoje rasite paramą ir motyvaciją. Žengimas keliu. Kartais padidėjęs vibracijų dažnis atneša staigmenų. Kas nors iš aplinkinių gali atkreipti dėmesį į išskirtinę jūsų savybę, kurios patys nesuvokėte turį. Pavyzdžiui, konsultuodama klientus visada pasitelkdavau daug skirtingų sugebėjimų, padedančių man suprasti kliento padėtį. Bet niekada nemaniau, kad tai yra kažin kas unikalaus. Kartą buvo pasakyta, kad mano vibracijų dažnis yra labai aukštas. Numojau į tai ranką, sakydama, kad esu tokia pati kaip ir visi. Tada man buvo pasakyta, kad kiti aiškiaregiai gauna informaciją tik viena forma. Ne visi gali matyti, girdėti, jausti, užuosti ir žinoti informaciją, kaip galiu aš. Tikrai? Buvau priblokšta. Nesupratau to reikšmės, kol kitas žmogus dar kartą neatkreipė į tai mano dėmesio. Tada labai aiškiai suvokiau, kokį išskirtinį sugebėjimą turiu ir pajutau, kaip vien šis žinojimas sustiprino mano dvasinę energiją. Iki šiol tai buvo vienintelis kartas, kai sąmoningai pajutau stiprų dažnio pakilimą. Nepasipučiau ir nepradėjau galvoti, valio, kokia aš ypatinga. Priešingai, ilgai mąsčiau, ką tai reiškia universaliame lygmenyje. Pradėjau klausinėti kitų aiškiaregių, kaip jie patiria metafizinį pasaulį ir kaip gauna informaciją. Sužinojau, kad iš tikrųjų daug ką patiriu kitaip nei dauguma aiškiaregių. Be abejo, visi esame unikalūs individai ir mūsų visų suvokimas šiek tiek skiriasi. Taip pat pastebėjau, kad mano artimiausi draugai aiškiaregiai daug ką patiria taip pat kaip ir aš. Taip yra todėl, kad pritraukiame žmonės, kurių vibracijų dažnis sutampa su mūsų. Buvo gera žinoti, kad esu ne vienintelė šiame vibracijų lygmenyje, tačiau kartu pajutau pareigą kuo geriau atlikti savo darbą. Žinojau, kad turiu dar daugiau jėgų skirti kitiems mokyti. Šioje knygoje pateikiu 365 būdus, kaip pakelti vibracijų dažnį. Tačiau prieš pradėdami juos taikyti, turite įsisavinti kai kuriuos pagrindinius dalykus. Pirma, turite įsigilinti į save ir pakeisti savo požiūrį į gyvenimą, pakeisti savo elgesį ir reakciją į kitus žmones bei situacijas, pripažinti savo dvasinę esmę tiek sąmonės, tiek pasąmonės lygmenyje. Turite pajusti savo dvasinę esybę. Turite iš tiesų norėti šio pokyčio. Antraip jūsų pastangas galima palyginti su nedidelio pleistro užklijavimu ant didžiulės žaizdos. Neužtenka vien kalbėti apie pokyčius, turite pasinerti į savo gilumą, pažinti savo sielą. Turite norėti pakeisti savo mąstymą, tikėti, kad pakeisite savo gyvenimą į gerą. Žinau, kad galite tai padaryti. Tikiu jumis. Pradėkite nuo pozityvaus mąstymo. Priklijuokite mažų lapelių su afirmacijomis įvairiose vietose savo namuose, prie veidrodžio, automobilyje, ant darbo stalo, prie kompiuterio ekrano. Tai gali atrodyti nereikšminga smulkmena, tačiau šie rašteliai jums nuolatos švelniai primins, kad neigiamas mintis turite pakeisti teigiamomis. Taip pat į pagalbą galite pasitelkti vaizduotę ir kurti mintyse paveikslą, kuris atspindėtų, ko norite iš gyvenimo, kokią savo ateitį matote, kaip norėtumėte, kad susiklostytų konkreti situacija. Kai šiek tiek sustiprinsite savo dvasinę energiją, pamatysite, kaip aplink jūs pradės burtis žmonės, kurių vibracijų dažnis artimas jūsų dažniui. Pasukus šiuo keliu,
Patariu daugiau bendrauti su tais, kurių vibracijos stipresnės nei jūsų. Galėsite iš jų daug išmokti. Jie padės išsivaduoti iš negatyvaus mąstymo ir negatyvių žmonių įtakos. Jeigu jums niekaip nepavyksta sustiprinti savo energijos, kuriam laikui liaukitės žiūrėti televizorių ir skaitę arba klausę kitų žiniasklaidos priemonių. Žiniasklaidos priemonės dažniausiai parodo tik neigiamą pasaulio pusę. Labai gaila, nes jos daro žmonėms didžiulę įtaką ir turėtų skleisti pozityvumą, o ne negatyvumą ir baimę. Kai pradėsite dirbti su savimi, stenkitės apsisaugoti nuo bet kokios negatyvos įtakos. Jei kartkarčiais labai norite pažiūrėti televizorių, rinkitės pozityvaus turinio laidas ar filmus. Kitų žmonių negatyvumas gali veikti jūs tik tada, kai patys tai leidžiate. Prisiminkite, kad jūsų pasąmoniniai troškimai pildosi jūsų realybėje. Tegu šie troškimai būna pozityvūs. Atsakomybė už savo pasirinktą kelią. Vienas mėgstamiausių mano posakių yra šis. Jūs ateinate į šį pasaulį vieni ir paliekate jį vieni, todėl pasirūpinkite savimi. Žvelgiant iš dvasinio lygmens, tai tikra tiesa. Prieš gimimą jūsų siela viena įžengia į fizinį kūną. Gimę jūs turite šeimą, kuri jūs globoja ir myli. Bet numirę į kitą pasaulį vėl išeinate vieni. Niekas neišeina kartu su jumis. Taip, kitoje pusėje jūs pasitiks anksčiau išėję šeimos nariai, jūsų dvasiniai vedliai ir mokytojai, tačiau tiek į mirtį, tiek į gyvenimą keliausite vieni. Tai yra viena iš pamokų, kurią atėjote čia išmokti. Antroji posakio dalis taip pat yra tiesa. Pasirūpinkite savimi, nes niekas kitas jumis nepasirūpins. Tiesa, žvelgiant iš dvasinio lygmens. Vaikystėje mumis bent jau dauguma mūsų rūpinasi suaugusieji. Kai suaugame, atsakomybę už save perimame į savo rankas. Tačiau dvasinė prasme mes visada patys atsakome už savo pasirinktą kelią. Dėl šios priežasties esame čia. Atėjome išmokti gyvenimo pamokas, kad galėtume priartėti prie Dievo arba prie aukštesnės jėgos, nesvarbu kaip ją vadinate. Jeigu neprisimsite atsakomybės už savo gyvenimo kelią, niekas kitas už jūs to nepadarys. Prisimti atsakomybę už savo gyvenimo kelią reiškia visada daryti tai, kas jums atrodo teisinga. Kiekvienas žmogus turi išmokti skirtingas pamokas ir eina savo keliu. Mano kelias yra ne toks pat kaip jūsų, o jūsų kelias skiriasi nuo kaimyno. Kiekvienas individas turi atrasti sieloje savo kelią ir iš visų jėgų stengtis juo eiti. Kaip suprasti, kuris kelias yra jūsų? Jeigu nenumanote, kokiu dvasiniu keliu turėtumėte žengti šiame gyvenime, vibracijų dažnio pakelimas padės jums įžvelgti gyvenimo tikslą ir pamatyti savo kelią. Stenkitės iš visų jėgų ir gyvenkite savo gyvenimą taip, kaip jums atrodo teisinga. Mes visi darome klaidų, keičiame savo nuomonę ir tai, kas vieną dieną atrodė teisinga, kitą dieną jau gali atrodyti klaida. Todėl svarbiausia yra dėti pastangas, gerai elgtis su aplinkiniais, išsaugoti pozityvų požiūrį į gyvenimą ir būti atviriems naujovėms, tam, kas neįprasta. Manau, didžiausia šiuolaikinės visuomenės problema yra tai, kad žmonės nesugeba atsiverti galimybėms, kurių jie nesupranta. Jie greitai atmeta viską, kas neįprasta, nesusimastydami, kad galbūt jų požiūris visiškai pasikeistų, jeigu jie paprasčiausiai skirtų laiko įsiklausyti ir apsvarstytų naują idėją. Gyvenimo kelyje sutiksite daug žmonių, kuriems galėsite padėti arba kuriuos galėsite įskaudinti ir kurie atsilygindami jums padės arba įskaudins.
Mes mokomės vieni iš kitų ir savo augimą labiausiai paskatinti galime prisimdami atsakomybę už save, už savo veiksmus, nuomonės, įsitikinimus. Kai išmokstame savo pamokas, praeitis daugiau nesikartoja. Tai yra viena pagrindinių gyvenimo taisyklių. Jeigu pasimokysite iš savo klaidos padarę ją pirmą kartą, vėliau jos nekartosite. Mokykitės iš gyvenimo, prisiimkite atsakomybę už savo kelią ir stebėkite, kaip vis aukščiau kyla jūsų vibracijų dažnis. Savivoka. Kalbėdami apie vibracijų dažnį, būtinai turime pakalbėti apie žmogaus savivoką. Ar esate kada sutikę žmogų, kuris dėl visų savo gyvenimo problemų kaltina kitus? Kuris tiesiog negali susitaikyti su mintimi, kad pats yra atsakingas už savo nesėkmes. Tokių žmonių galvoje nuolat sukasi negatyvios mintis. Jie visur mato didžiulės problemas. Esą visi nori jiems pakenkti. Gyvenime nėra teisybės. Jiems niekada nenutinka nieko gero ir taip toliau. Bendrauti su tokiu žmogumi labai sunku ir jis gali neigiamai paveikti jūsų energiją. Kad ir kaip stengtumėtės pakeisti tokį žmogų, galiausiai suprasite, toks jo kelias. Jeigu jie nori gyventi apsupti nevilties ir negatyvumo, jūs negalite to pakeisti. Gal šiose eilutėse atpažinote save? Tikiuosi, kad ne, bet jeigu taip, dabar atėjo laikas įdėmiai pažvelgti į savo gyvenimą ir pradėti jį keisti. Pradėkite nuo savo minčių. Ar paprastai būnate nusiteikę pozityviai ar negatyviai? Ar stiklinę vandens matote pusiau pilną ar pusiau tuščią? Ar ieškote problemų sprendimo ir net sunkiomis aplinkybėmis atrandate ką nors teigiamo? Ar jūsų mintis nuolatos sukasi apie tai, kas blogo gali nutikti? Kaip galėtumėte pakeisti savo mąstymą? Ar galite išsivaduoti iš savo baimių? Kad geriau save suprastumėte, atkreipkite dėmesį į tai, kaip elgiatės ir kaip reaguojate. Ar imatės kokių nors veiksmų iš pykčio? Ar mėgstate apkalbėti? Ar trenktumėte kitam žmogui vien todėl, kad jums nepatiko, kaip jis į jūs pasižiūrėjo? Ar įskaudintumėte kitą savo šiurkščiais žodžiais vien todėl, kad jums nepatiko, kaip jis atrodo? Ar apgaudinėjate kitus, meluojate, vagiate? Toks elgesys neleidžia žengti į priekį dvasiniu keliu. Nesakau, kad turite būti šventasis, tačiau galite keisti savo elgesį ir pasistengti neskaudinti kitų nei fiziškai, nei emociškai. Atidžiai stebėkite save, suvokite, kas esate, ką darote ir kodėl tai darote. Ar galite tapti geresniu žmogumi? Jeigu nuspręsite, kad galite, jau dabar imkitės veiksmų ir pasistengkite kuo geriau save pažinti bei suprasti. Netrukus pastebėsite, kad jūsų vibracijų dažnis kyla ir jūs, dvasinė būtybė, pasiekėte naujas aukštumas.